Taigi Mato Evangelija, 5 skyrius, 17, nuo 17 iki 20 eilutės. Jėzus sako, nemanykite, jog aš atėjau panaikinti įstatymo ir pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, kol viskas išsipildys. Todėl, kas sulaužytų bent vieną iš mažiausiųjų įsakymų ir taip mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje, o kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiausiu dangaus karalystėje. Taigi sakau jums, jeigu jūsų teisumas nepranoks rašto žinovų ir fariziejų teisumo, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi šiandien tokia labiau teorinė dalis Jėzaus pamokslo, ar ne? Ir jisai sako, nemanykite, jog aš atėjau panaikinti įstatymo ar pranašų, nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Tai Jėzus paaiškina jo kaip naujo, tai jiems atrodė visiems, kad naujo mokymo ryšį su Senuoju testamentu. Prisiminkite, kad tuo metu buvo tik tai Senas testamentas ir štai ateina Jėzus ir jis pradeda mokyti, jūs esate pasaulio druska, jūs esate pasaulio šviesa, aš esu Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Ir matysime toliau šitam kalno pamoksle, jisai lygins jis paims kažkokį Seno testamento tiesą, pavyzdžiui, 10 Dievo įsakymų ir sako, jūs žinote, kad buvo parašyta taip, o aš sakau taip. Tai žmonėm galėjo pasirodyti, kad jis ateina ir skelbia kažkokią naują mokymą. Bet iš tikrųjų jisai nieko naujo neskelbė. Jisai tik tai atėjo ir labiau paaiškino, ką Dievas kalbėjo Senajame testamente. Ir jisai sako, aš neatėjau skelbti kažkokio naujo mokslo, aš atėjau įvykdyti viską, kas buvo parašyta įstatymo knygose. Tai yra įstatymo, pirmosios Seno testamento knygos, yra daug visokių nurodymų ir įstatymų žydų tautai, kurie duoti. Ir Jėzus sako, aš atėjau viską įvykdyti. Tai dabar nereikia imti ir mesti lauk Seno testamento, ar ne? Jis sako, aš atėjau jį įvykdyti. Ir sako, ir pranašai. Ir pažiūrėkit, kiek visas Senas testamentas kalba apie Jėzų, pranašai kalba apie Jėzų. Ir yra dar pranašysčių, kurios neišsipildžiusios. Ir sako, aš ėjau įvykdyti, jisai įvykdė kiekvieną pranašystę apie jį iš Seno testamento. Tai jis neatėjo išmesti Seno testamento, jis atėjo jį įvykdyti tobulai. Nė vienas žmogus negalėjo įvykdyti visų Dievo įsakymų tobulai. O Jėzus atėjo, kad padarytų tą darbą už mus. Ir vėliau jisai pabaigoje kreipėsi, aišku, žydus ir palygina kalba apie fariziejus ir rašto žinovus. Ir fariziejai rašto žinovai buvo profesionalūs įstatymo vykdytojai. Jie buvo, atrodė, kad jie tobulai vykdo įstatymą. Ir daugelis posakių, kuriuos jisai sakys, atrodo, kad jisai prieštarauja tam, kas jūs žinote, jūs girdėjote, kad taip ir taip sako, o aš jums sakau. Ir atrodo, kad Jėzus ateina ir laužo tuos senus kažkokius įstatymus Dievo nustatytus. Bet iš tikrųjų per daug metų žydų tauta prie to Dievo įstatymo dar prilipdė daug ir žodinių tradicijų, ir žmogaus sugalvotų tradicijų, ko Dievas net nereikalavo. Ir dėl to Jėzus ateina ir paaiškina, sako, ką Dievas iš jų nori, nes buvo jau tiek daug sugalvota visokių tradicijų,
kurių Dievas iš žmogaus nereikalavo laikytis. Ir Jėzus ateina ir tobulai įvykdo tą įstatymą, įvykdo visas pranašystes. Ir galbūt kyla klausimas tada, o kam iš vis reikalingas, pavyzdžiui, 10 Dievo įsakymų. Ir daugelio žmonių galvoja, kad laikydamėsi visų 10 Dievo įsakymų mes galime patekti į dangų. Ale tai Dievas nustatė 10 Dievo įsakymų, kad mes juos vykdytume, ir jeigu mes juos įvykdytume, tai tada mes būsime teisūs Dievo akise ir Dievas mus priims su džiaugsmu į dangų. Ir iš tikrųjų taip nėra, ir visa Evangelija yra geroji žinia, kad išgelbėjimas yra iš Dievo malonės, kad mes išgelbėjimo pasiekti patys negalime, kad mes negalime įvykdyti savo teisumą. Vat 20 eilutė sako, taigi sakau jums, jeigu jūsų teisumas nepranoks rašto žinovų ir fariziejų teisumo, neįeisite į dangaus karalystę. Ką tai reiškia? Rašto žinovai ir fariziejai buvo to meto profesionalūs įstatymo laikytojai. Jie buvo žmonių akise tobuli, jie buvo žmonių akise šventi žmonės. Ir Jėzus jisai kartelę nenumažina, o dar padidina. Čia žmonės galėjo paklausyti ir sakyti, atėjau čia veltui. Stosiuos ir eisiu. O čia ir pasibaigė mano klausimasis. Jau rašto žinovų ir fariziejų teisumo niekas neperspjaus. Jau aš, paprastas čia žvejys, paprastas ūkininkas, jau tikrai negaliu susilyginti su rašto žinovais ir fariziejais. Jau čia ne man, stosiuos ir eisiu, iš čia lauk daugiau neklausysiu. Žinot, kaip būna, kas ateina į kažkokį pristatymą ar prekės ten ar kažko, ir tu klausai ir viskas taip faina, va, jūs esate pasaulio druska, pasaulio šviesa. Jėzus sako, aš esu pasaulio šviesa, aš esu gyvenimo duona, aš esu gyvenimo šaltinis, kaip viskas gražiai skamba. Ir ateini į prekės pristatymą ir po to gale pasako kainą. Ir tu taip atsistoji ir galvoji, viso gero, man per brangu. Tai va šitoj vietoj, kur Jėzus sako, jeigu jūsų teisumas nepranoks fariziejų rašto žinovų teisumai, žmogus galėjo pasijausti šitaip. Viso gero, aš tiek niekad neturėsiu. Bet ką Jėzus čia bando parodyti? Jėzus bando parodyti, kad žmogui tai yra neįmanoma. Žmogui neįmanoma tapti teisiam. Žmogui neįmanoma tapti teisiam. Bet kas žmogui neįmanoma, tas įmanoma Dievui. Jėzus ir yra toks tikslas, kad žmogus suvoktų savo dvasinį skurdą, savo dvasinį neturtą. Bet kaip mes skaitėm pačioj pradžioj šito pamokslo, sako, palaiminti vargšai dvasia. Tai vat Jėzaus tikslas yra, kad kiekvienas klausytojas suprastų, jog jis yra vargšas dvasia, jog jam niekad nepavyks savęs padaryti teisiu Dievo akise. Ir mes vėliau skaitysime, kad Jėzus parodys, kad mes labai dažnai žiūrime į išorę žmogaus, bet Dievas žiūri į širdį, Dievas žiūri į motyvus. Kartais mes sakom, nesvarbu koks motyvas, aš padariau čia gerą darbą, bet Biblijoje mes matom, kad Dievas žiūri į motyvus. Dievui yra svarbu motyvas, kodėl tu tą gerą darbą padarai. Ar tu padarai dėl žmonių, kad žmonėm patiktum, ar tu padarai dėl to, kad myli Dievą. Ir taip toliau. Ir mes pamatysim, kad visais tais ir palyginimais Jėzus nori parodyti žmonėm, kad jie yra dvasiniai vargšai, jie yra dvasiniai skurdžiai. Ir kad jiems reikia Jėzaus, kad jiems reikia to gelbėtojo. Ir dėl to jis ir parodo pačius tobuliausius žmonės tuo metu ir sako, jūs turite ir juos pranokti, jų teisumą. Neįmanoma žmogui, bet kas neįmanoma žmogui, tas įmanoma Dievui. Ir aš noriu, kad, kaip sakiau, raštas aiškina raštą, noriu paskaityti jums Romiečiams 10 skyrių nuo 3 iki 4 eilutės. Romiečiams 10 skyrius nuo 3 iki 4 eilutės. Nesuprasdami Dievo teisumo, jis čia kalba apie žydų tautą, nesuprasdami Dievo teisumo ir bandydami įtvirtinti savo teisumą, jie nepakluso Dievo teisumui. Nes įstatymo pabaiga Kristus
išteisinimui kiekvieno, kuris tiki. Taigi jie sako, kad žydų tauta, va tie fariziejai, rašto žinovai, jie nesuprato Dievo teisumo ir bandė įtvirtinti savo teisumą. Tai yra, jie bandė tapti teisiais Dievo akise, darydami gerus darbus, vykdydami įstatymą. Ir jie bandė tvirtinti savo teisumą. Taip, galim mes vykdyti savo teisumą visą gyvenimą, bet tas žmogiškasis teisumas jis dažniausiai išpučia. Pažiūrėkite, koks aš čia fainas, koks aš čia šventas. Ir matysim, fariziejai, rašto žinovai tokie ir buvo. Jos padarė išdidžiais, nes kai mes bandome įtvirtinti savo teisumą, mes lyginame su kitais. Vat aš geresnis už kitą. Vat aš tikrai netoks kaip vanas. Nu, aš tikrai nieko nenužudžiau, aš nepaleistuvavau. Jėzus po to parodys toliau, kitą dieną skaitysim, ar tikrai tu nepaleistuvavai, ar tikrai nenužudai nieko. Jisai žiūri širdį, jisai žiūri motyvus, jisai žiūri giliau. Bet vat mes lyginame su kitais žmonėmis išoriškai ir bandom įtvirtinti savo teisumą. Ar ne? Ir taip mes tada nepriimam Dievo teisumo, kurį mums Dievas duoda per Jėzų Kristų. Mums tada nereikia. Ne, Dieve, aš pats galiu. Man nereikia tavo pagalbos. Ir sako, nesuprasdami Dievo teisumo, jie bandė įtvirtinti savo teisumą ir nepakluso Dievo teisumui. Sako, man Dieve nereikia teisumo iš tavęs, aš pats galiu. Bet sako, nes įstatymo pabaiga Kristus, išteisinimui kiekvieno, kuris tiki. Kristus mus išteisina per tikėjimą juo. Ne mūsų geri darbai, ne 10 Dievo įsakymų vykdymas, bet tikėjimas į Jėzų Kristų, kuris įvykdė įstatymą tobulai. Aš to niekada negalėčiau, bet Jėzus jį įvykdė. Tada galite paklausti, o tai kam Dievas iš jūsų užrašė tos 10 Dievo įsakymų ir ten žydų tautai dar daugiau. Ir aš noriu paskaityti jums, kaip Dievo žodis tai aiškina. Galatams 3 skyriui 24 eilutėje yra parašyta: todėl įstatymas buvo mūsų auklėtojas vedęs į Kristų, kad būtume tikėjimu išteisinti. Taigi Dievas davė tos 10 Dievo įsakymų, kad mes suprastume savo dvasinį neskurdą. Nu paskaitykite 10 Dievo įsakymų. Ar tikrai juos visus vykdote? Ar tikrai niekad nemelavote? Ar tikrai geidulingai nežiūrėjote į svetimą vyrą arba į svetimą turtą? Ar tikrai mylime Dievą visomis jėgomis, visų savo protų? Tikrai ne. Taigi, tas įstatymas, 10 Dievo įsakymų, mums gerai pažįstamų, yra tarsi mūsų mokytojas, kuris mus moko, kad tu esi dvasiškai vargšas, tau reikia gelbėtojo. Jisai mums parodė, kad mes esam nusidėjėliai. Įstatymo tikslas, 10 Dievo įsakymų tikslas parodyti, jog mes esam nusidėjėliai. Jis yra mokytojas, kuris vedė mus pas Kristų. Kai mes suvokiam, kai mes sąžiningai pripažįstam, kad mes negalim įvykdyti tų įsakymų, to įstatymo, mes negalim patys padaryti save teisiais Dievo akise, tada mes ateiname pas Kristų. Tada mes suvokiame, kad mums reikia Jėzaus. Taigi tie 10 Dievo įsakymų yra kaip tas mokytojas, vedęs mūsų už rankų ir turi vesti pas Kristų. Kad štai aš pripažįstu, kad aš esu nusidėjėlis, kad aš niekaip negaliu gerais darbais įvykdyti teisumo ir man reikia Kristaus, kuris tai padarė už mane ir man. Taigi toks yra ryšys su Senuoju testamentu, su 10 Dievo įsakymu ir su tuo, ką mokė Jėzus ir su Jėzumi. Ir kitą temą noriu paliesti 18 eilutėje. Sako, iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, ne viena raidelė ir ne vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, kol viskas išsipildys. Noriu atkreipti dėmesį, kad labai daug religijų yra susikūrusios dėl to, kad jos sako, jog Dievo žodis yra netobulas ir štai kažkur amžių pabaigoje įvyko kažkur klaida ir štai mes, mūsų bendruomenė, jau turime tiesą. Jau ateikite pas mus, nes Dievo žodis
Dievo žodis kažkur suklydo, o mes atradome tiesą. Kaip pavyzdį galiu pasakyti mormonų religiją. Jie tiki, kad amžių kažkur bėgyje tiesa buvo prarasta, žmonės nusidėjo, jie neišlaikė Dievo žodžio, jie kažkur jį pametė. Ir štai XIX amžiuje Josephui Smithui pasirodė angelas ir atnešė jam naują Evangeliją, naują knygą, kad papildytų Dievo žodį, Seną Naują Testamentą, nes aletai jisai buvo kažkur netiesa, kažkur neišsaugotas. Ir su tuo angelas atneša visiškai kitokią Evangeliją, visiškai kitokį tikėjimą. Ir visų pirma, ar gali Dievas pats savo prieštarauti ir atnešti visai kitokią Evangeliją? Tikrai ne. Ir štai, kad Dievas sako, dangus ir žemė nepraeis. Ir sako, nei viena raidelė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, kol viskas išsipildys. Viskas, čia aišku kalba apie įstatymą Seną testamentą, po to aš paskaitysiu eilutę, kad apie visą raštą kalba. Ir štai Dievas ir psalmėse yra eilutėse, kur Dievas pažada, kad jis išsaugos Dievo žodį iki šių laikų, ne tik iki šių laikų, bet iki pasaulio pabaigos. Ne nuo žmogaus priklauso. Taip, Dievas istorijos laikotarpiu pakėlė daug žmonių, kurie aukojo savo gyvybės, kad išsaugotų Dievo žodį. Aukojo gyvybės dėl to, kad norėjo išversti raštą žmonėms suprantama kalba, kad jie suprastų, o ne lotyniškai klausytų kažkur, kur niekas nesupranta, apie ką kalbama. Taip, bet tai Dievo pažadas. Ir jeigu mes sakome, kad Dievo žodis yra netobulas, kažkur per amžius pasiklydo, kažkur kažkas įvedė kažkokį klaidamokslį, neišsisaugojo Dievo žodis, o kaip mes galime juo pasitikėti? Tai mes vadiname Dievą melagiu. Mes vadiname Dievą melagiu, kad jis nesilaiko savo pažado. Ir Dievas pažadėjo, kad jis išsaugo savo žodį iki kol žemė nepranyks. Ir lygiai tas pats yra kartojamas 1 Petro laiške, pirmame skyriuje nuo 24 ir 25 eilutės. Sako, mat kiekvienas kūnas tartum žolynas ir visa žmogaus garbė tarsi žolyno žiedas. Žolynas nudžiūsta ir jo žiedas nubyra, bet Viešpaties žodis išlieka per amžius. Toks yra jums paskelbtas Evangelijos žodis. Ir tas pats kartojama yra ir psalmėse. Taigi Dievas ne vienoje vietoje pažada, kad žmogus išnyks, jo garbė išnyks kaip ta gėlė, kuri vasarą žydi trumpai ir žolynas nubyra, dabar ruduo, viskas vysta, ar ne? Bet sako, Viešpaties žodis išlieka per amžius. Toks yra Evangelijos žodis, kad Dievas pats pažadėjo išsaugoti savo žodį iki galo ir nei viena raidelė ir nei vienas brūkšnelis neišnyks. Ir taigi netikėkite, jeigu kas nors jums ateina ir sako, pavyzdžiui, Jehovos liudytojai irgi ateina ir sako, nu va, ten kažkada, kažkur neteisingai kažkas išvertė, kažkur pasimetė, čia toks žodis netoks. Ir tada jie pradeda, jie sako, jie turi patį geriausią šventojo rašto vertimą, o beversdami jie pradeda keisti rašto vietas, keisti rašto eilutes, išbraukti kažką arba pakeisti, kas nesiderina prie jų mokymo. Va taip gudriai, sukeldami abejonę Dievo žodžiu, jie įveda naują mokymą. Jie įveda mokymą, kaip ir čia sako, kai tu pats turi savo teisumą įvykdyti gerais darbais, tarnavimu bažnyčioje, savo gerais darbais užsitarnauti savo bilietą į dangų. Ir tai yra klaidinga Evangelija.
Bet pirmą ir šėtono taktiką mes matom visada suabejoti Dievo žodžiu. Žiūrėkit, jis tą pačią taktiką naudoja Edeno sode su Ieva. Ir kai sako, ar tikrai Dievas pasakė, jis sukelia abejonę Dievo žodžiu. Žiūrėkit, kai skaitėm, kai Jėzų gundė šėtonas, vat jisai paima, iškreipė Dievo žodį, ar ne? Iškreipė Dievo žodį, iš konteksto ištraukia. Tai vat prisiminkite, kad Dievo žodis yra tobulas. Paskaitykite 119 psalmę, kuri skirta visa Dievo žodžiai. Jis yra ilga, mes aišku neturim laiko čia skaityti. Ir visur Dievas kalba, kad Dievo žodis yra tyras, Dievo žodis yra tobulas. Jisai neturi prieštaravimų. Kaip sakiau, dažniausiai, jeigu kyla klausimai ir nesupratimai, tai dažniausiai mūsų galvoje. Ir kuo daugiau skaitome Dievo žodį, tuo labiau mes suprantame viską, tuo labiau mums viskas susisieja kaip ta dėlionė. Ir sako, prisiminkite, kad jeigu kas nors pas jūs ateis ir pasakys, vat, Dievo žodis nepatikimas, nu kaip galėjo per tiek metų jis būti išsaugotas ir būti toks pats, kaip vat buvo parašytas ten, ar Naujas testamentas 1 amžiuje, ir Senas testamentas dar iki Kristaus. O kaip? Va Dievas pats pažadėjo. Ir sako, jeigu tu abejoji tuo, tai tu sakai, kad Dievas yra melagis. Kad Dievas meluoja ir Dievas savo pažadą neįvykdo. 19 eilutėje kalbama apie žmonės, kurie jau yra dangaus karalystė, tai yra jie yra išgelbėti, jie jau priklauso Dievo vaikams. Ir sako, todėl, kas sulaužytų bent vieną iš mažiausių įsakymų ir taip mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiųjų dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, tai yra ne tik mokyti reikia, bet aš atsisėdus ne tik čia mokau, bet aš ir vykdyti turiu Dievo žodį. Sako, mokys ir vykdys bus vadinamas didžiausiu dangaus karalystėje. Tai yra irgi Petro laiške ragina ir perspėja, sako, ne visi būkit mokytojai, nes mokytojų laukia didelė atsakomybė. Nes jeigu aš mokau ir laužau, sako, sulaužytų bent vieną iš mažiausių įstatymų ir dar taip mokyčiau, mokyčiau jūs laužyti Dievo įsakymą, tai sako, tu būsi mažiausias dangaus karalystėje. Ir mes matome, čia jau šiek tiek minima, kad Dievas atlygina už mūsų gyvenimą šitoje žemėje. Ir mes vėliau matysime, kad Dievas mini, kad tai, kaip mes gyvename šioje žemėje, Dievas mums atlygins danguje. Ir Dievo akise yra labai brangu, kai mes vykdome jo žodį, ne tik skaitome, bet ir gyvename pagal jį ir mokome kitus. Tai tau nebūtinai turi būti teologijos instituto mokytojas arba pastorius, žinai, kad mokytum nuo sakyklos žmonės, bet savo gyvenimo, prisimenat, ką vakar skaitėm, sako, jūs esate pasaulio šviesa ir ypač mokyti savo vaikus, pavyzdžiui, mokyti Dievo žodžio tiesų, ar ne, o savo draugus, jeigu aišku jie klauso, brukti per prievartą nereikia, Dievas niekada negrūda, jeigu neklauso, neįdomu, tai melskitės, prašykite progų kalbėti apie Dievo žodį. Aš atsimenu darbe, mūsų darbas buvo palaimintas, mes buvom gal 3 ar 4 tikinčios moteris. Ir visą laiką per pietų pertrauką arba per arbatėlės pertrauką mes širdį melsdavomės visada, kad Dievas tiesiog kažkokią progą sudarytų padiskutuoti apie Dievo žodis. Ir Dievas visą laiką kažkur vykdavo kokią nors temą ir mes galėdavome pasidalinti, o ką Dievo žodis apie tai kalba. Taigi ieškokite progų pasidalinti Dievo žodžio tiesomis. Ieškokite progų, prašykite Dievo progų, kad jis ją sudarytų ir mokykime Dievo žodžio, ypatingai savo vaikučius. Va, tos mamos, kurios turime, pradėkime nuo pat mažens. Gal dar netgi, kai vaikas gal ir kalbėti nemoka, bet mėgsta knygutės vartyti. Nusipirkime kažkokią knygutę, kur yra kažkokia istorija iš Dievo žodžio papasakota. Papasakokite vien savo žodžiais iš paveikslėlių. O po to, jau aišku, kai pradeda skaityti, skaitykite istorijas iš Dievo žodžio.
Ir mokykite, ką Dievo žodis sako apie vieną ar vienokį ar kitokį dalyką. Ir svarbiausia, parodykime Dievo tiesas savo gyvenimu, savo elgesiu. Mūsų žodžiai ir mūsų veiksmai neturi skirtis. Jie turi būti tokie patys. Tai tiek šiandien.